Kompozitinių gėrimų pakuočių, liaudėje geriausiai žinoma kaip Tetra Pak vardu, yra Lietuvoje išmetama labai nemažai. Skaičiuojama remiantis tuo, kad vienas namų ūkis išmeta vieną Tetra Paką arba kompozitinę pakuotę per dieną. Verslas dar tiek pat. Sezono metu, kaip pavyzdys vasarą, kai gėrimų yra naudojama gerokai daugiau, tas skaičius dar labiau išauga. Bet visumoj skaičiuojama, kad virš milijardo Tetra Pakų keliauja į mūsų šiukšlių konteinerius ir tampa šiukšle, kurią reikia perdirbti arba kitaip panaudoti mūsų visų ūkyje. Tai kompozitinė gėrimų pakuotė yra daugiasluoksnis darinys, kuriame yra polietileno, celiuliozės ir aliuminio folijos. Lietuvoje tenka apgailestaujant konstatuoti, kad pagrindinė dalis Tetra Pak arba kompozitinių gėrimų pakuočių yra sudeginama ir neperdirbama. Šiandien dienai Europoje jau yra nemažai kompanijų, kurios gali perdirbti kompozitinės gėrimų pakuotės. Kaip tik teko Amsterdame apsilankyti parodoje, kur matėme tokių dalyvių. Bet kompanija Lukart vienintelė kol kas Europoje ne tik perdirba kompozitinės pakuotės, bet leidžia apskaityti išimtų iš šiukšlių srauto kompozitinių pakuočių skaičių, suskaičiuoti nenukirstus medžius bei suskaičiuoti nesusidariusi CO2. Šie skaičiai yra audituojami ir gali būti naudojami įvairiose ataskaitose bei rinkodaros veiksmuose. Su kompanija Lukart susipažinome apie 2000 metus. Pradėjome aktyviai bendradarbiauti nuo 2010 metų ir ši kompanija iš tikrųjų parodė, kaip reikia žengti tuos pirmuosius žingsnius link tvarumo, kaip žengti juos jau tvirčiau, kaip mokinti kitas kompanijas rinkoje naudoti tuos žalius produktus ir jų pavyzdžiai, unikalumas mus įkvėpė ir žengėme toliau kartu su jie. Tai nuo 2019 metų labai stipriai pradėjome orientuotis į tvarius produktus, todėl mūsų asortimente pradėjo vyrauti popierius pagamintas iš perdirbtų kompozitinių pakuočių gėrimų, chemijos produktai, kurie turi pirmos kategorijos tvarumo ženklinimą, valymo inventorius, kuris yra pagamintas iš perdirbto plastiko ir naudojant žalią elektros energiją, bei kitos kryptis. Vyrauja stereotipas, kad visi tvarūs produktai ir tvarūs veiksmai įmonėms gali kainuoti papildomų pinigų. Mes griauname tuos mitus ir įrodome, kad naudojimas tvaraus popieriaus nebūtinai reiškia didesnius pinigus, kad tvarios chemijos naudojimas irgi nebūtinai reiškia didesnės išlaidas. Tai griaudami tuos mitus mes padedam įmonėm eiti tuos žingsnius ir tapti žalesnėmis. Kas be ko vyrauja nemažai rinkoje produktų, kurie yra greenwashingo tipo. Taip pat nemažai kompanijų mėgsta deklaruoti tvarumą ir nesijama realių žingsnių. Tai vėlgi, imdami pavyzdį iš mūsų ir naudodami mūsų produktus, galime tos dalykus ištaisyti ir judėti iš tikrųjų žaliąją kryptimį. Kompanija Chemitek, siūlydama ekologiškus produktus rinkoje, jaučiasi įsipareigojusi natūraliai būti ir pati tvari, žalia, maksimaliai diegdama savo veikloje produktus, kuriuos ir pati naudoja. Tai mes naudojam tvarų popierių, tvarius chemijos produktus. Mes taip pat atkreipiam dėmesį į mūsų automobilius. Parke mūsų automobilių vyrauja ir hibridai. Taip pat mes kuriame ir ruošiame tvarumo ataskaitas, kurių pagrindu kuriame planus tapti vis žalesniais. Tai nuo 2023 metų bendradarbiaujam su VŠI Myliu mišką, kurie padeda kompanijoms dalyvauti miškasodžiuose. Kiekvienais metais mes pasodinam kažkokią dalį medelių. Pagal savo tvarumo ataskaitą suskaičiavome, kad ties 1500 medelių kiekiu jau po 6 metų absorbuosime visą CO2, kuris susidaro iš prekių pristatymo klientams. Norime tapti kompanija, kuri turi 0 CO2 ir tokiu būdu prisidėti prie planetos žalumo.